7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Sveiki krepšinio gerbėjai, esu komentatorius Vaidas Čeponis. Na ir šią savaitę daug įdomaus krepšinio, lemiamos Eurolygos kovos, pačios svarbiausios ketvirtfinalio penktosios rungtynės, nestiks intriguojančių mačų ir Lietuvos krepšinio lygoje. Jūs prenumeruokite mano YouTube kanalą, žiūrėkite krepšinį, pateikite savo prognozes ir sėkmės. Gegužės 6 dieną Eurolygoje Monako priims Barceloną, serijoje rezultatas lygus 2-2, taigi lemiamas mūšis šioje serijoje laimi tik namuose žaidžiančios komandos. Barcelona išlygino serijos rezultatą, bet manau, kad Monakas yra šiek tiek pajėgesnė komanda. Traumuotas yra Janas Veselis, seniausiai nežaidžia Nikolasas Laprovitola. Monako puolimo mašina dažniausiai savo aikštėje veikia nepriekaištingai, štai ir šioje serijoje 6 žaidėjai pelno net dviženklį taškų skaičių. Aš spėju, kad šį kartą nerezultatyvus bus mačas, nors daugelis rungtynių šioje serijoje buvo rezultatyvios. Komandos pelnys apie maždaug 150, sakyčiau, taškų, gal net šiek tiek mažiau. Kaip minėjau, Monakas žaidžia labiau komandinį krepšinį ir toje serijoje atlieka net 6 perdavimais daugiau. Spėju, kad Monako iškovos nelengvą pergalę maždaug 7-8 taškais. Gegužės 6 Atėnų Panathinaikos priims Stambulo Anadolu Efes, tai bus irgi lemiamas serijos mačas. Visos rungtynės baigėsi 3 arba 4 taškų skirtumų, panašaus pajėgumo komandos. Vyksta tikri trileriai, tikros dramos. Vis dėlto nuojauta kužda, kad turės nemažai įtakos rungtynių baigčiai namų aikštės faktorius. Panathinaikos sirgaliai yra tiesiog išprotėję, sukuria neįtikėtiną atmosferą. Ir šioje serijoje iššovė, kiek netikėtai, Čedi Osmanas, kuris palaiko rimtą kompaniją Kendrikui Nanui, blizga ir Efeso veteranas Šeinas Larkinas. Vis dėlto manau, kad daugiau kozirių turės Panathinaikos. Jiems svarbiausia neleisti varžovams mesti iš toli, nes šioje serijoje Efesas iš toli atakuoja 39 beveik 0,5% taiklumu. Aš manau, kad atkaklės rungtynės irgi bus iki pat pabaigos ir Pau išplėš pergalę maždaug 5 taškais. Lietuvos krepšinio lygoje gegužės 7 Utenos Juventus priims Vilniaus Rytą. Principinė dvikova, čia labai banguotai žaidžia Juve, dažnai nuvilia savo sirgalius, neretai išvaisto didžiulę persvarą ir atiduoda pergalės varžovams. Juve kaunasi dėl 6-osios vietos turnyro lentelėje. Vilniečiams tos rungtynės nėra labai svarbios turnyro lentelės atžvilgių, nes beveik aišku, kad Rytas reguliariajame sezone liks antras, tačiau matom, kad Giedrius Žibėnas nori, kad auklėtiniai neprarastų ritmo, kad žaistų visa jėga. Tai parodo ir pergalė prieš Vilniaus Wolves klubą. Manyčiau, kad Juve priešinsis 2, gal net 3 kėlinius, tačiau nemanau, kad atsilaikytų 40 minučių. Ryto pergalė maždaug 10-12 taškų. Ir savaitgalį gegužės 10 Vilniaus Rytas kovos su Panevėžio 7bet Lietkabeliu. Panevėžiečiams be galo reikšmingos rungtynės, jie dar turi galimybę ir pakilti iki 3-osios vietos reguliariajame sezone ir pasivyti bei aplenkti Jonavos ekipą. Tačiau nemanau, kad savo žiūrovo akivaizdoje lengvabūdiškai atsipalaiduotų sostinės komanda, kuri yra jaunesnė, greitesnė, atletiškesnė už panevėžiečius ir neretai kvapo pritrūksta ir panevėžiečiams, ypač rungtyniaujant prieš Vilniaus Rytą, kuris palaiko labai aukštą žaidimo spartą, nuolat rengia greitas kontratakas. Kičiau, Ryto pergalė nelengva, maždaug 90 taškų skirtumų.
Sekmadienį bandys reabilituotis Vilniaus Vulfs krepšininkai savo žiūrovų akivaizdoje, priims Klaipėdos Neptūną. Na, tiesiog į gilę komą paniro Vilniaus Vilkai, kurie pralaimėjo net pastarąsias 8 rungtynes iš 10 paskutinių. Na, kai kurie legionieriai tiesiog atrodo nebeturi motivacijos kautis visa jėga po to, kai Vulfs pasitraukė iš Europos taurės turnyro. Neptūnas irgi neblizga, gali kiek lengviau atsikvėpti klaipėdiečiai, kai laimėjo labai svarbią kovą prieš Kėdainių Nevėžį ir gana yra arti atkrintamųjų varžybų. Na, į kampą įsprausti yra Vilkai, kurie gali likti ir 5 reguliariajame sezone, tai būtų visiškas fiasko. Na, spėju, kad vis dėlto pažadins Vilkus ir Magro, Kaukėnas, galbūt Zavackas, kiti vadovai ir Vilniaus komanda savo aikštėje triumfuos maždaug 15 taškų. Tai buvo mano komentatoriaus Vaido Čeponio prognozės. Žiūrėkite krepšinį, mėgaukitės žaidimu, atsisveikinu iki kito karto, viso geriausio.